Labadiena. Pradėkime mūsų ketvirtąją būrimo kavos tirščiais pamoką, kurioje mes nuosekliai pabandysim išnagrinėti pagrindinius kavos puodelio vaizdus. Antroje ir trečioje pamokoje mes kalbėjome apie tai, kaip teisingai išsipilti kavą, kaip ją teisingai išgerti, kaip pasiruošti būrimui. Antroje pamokoje mes kalbėjome apie pagrindinės zonas kavos puodelyje. Trečioje jūs matėte ir skaitėte pagrindinės simbolių reikšmes. Dabar pamėginkime nuo pat pradžių paanalizuoti kavos puodelį. Kaip jis atrodo, kokias reikšmes jisai galėtų mums slėpti. Taigi kava išgerta, išpilta ir jau pastovėjusi apie 10-15 minučių, išdžiūvusi. Išdžiūvusi vadinami kabutėse, nes simboliai jau sutvirtėja ir juos galima pradėti nagrinėti. Taigi kavos puodelyje pirmiausia apžiūrime išorinę puodelio pusę, kurioje dažniausiai mes matome keliones. Šiuo atveju kelionių kaip ir neturėtų būti. Galbūt matosi čia truputėlį tokios mažytės kelionėlės, bet jos netolimos, artimos, nereikšmingos. Reikšmingos kelionės dažniausiai būna tokie takeliai nuvarvėję kavos tirščių. Kaip pavyzdį jūs matėte pirmoje ir antroje pamokoje su nuvarvėjusia, vėl kabutėse sakom, nuvarvėjusia kelionė. Ir pagal tos linijos charakterį mes galime pasakyti, kokia bus ateinanti kelionė. Apie tai, kaip nagrinėti kelionę, truputėlį mes ir kalbėjom pirmoje ir antroje pamokoje. Šį kartą išgertam puodeliui mes kelionių nematom. Reiškia, pas žmogų artimiausiu metu kelionių būti neturėtų. Tada bandom apžvelgti visą kavos puodelį ir kokius vaizdus mes pirmiausia pamatysim. Prieš pradedant analizuoti kavos puodelį būtų gerai nusiraminti, nurimti ir visą puodelį apžiūrėti iš visų pusių, atsipalaidavus, pamėginus vėlgi kabutėse atjungti smegenis, pamėginti suprasti, pamėginti tiesiog atsipalaidavus įsivaizduoti, kas yra kur, kokie yra galimi ženklai, vaizdiniai. Jeigu prisimenat iš antrosios pamokos, mes kalbėjome apie tai, kad puodelį, kai laikome šitaip ir pilame į save, tai šioje pusėje, aš jums apsuksiu, vadinasi, šioje pusėje bus asmeniškai svarbus vaizdai, asmeniniame gyvenime, kas dedasi taip. O nuo savęs, kai pilame, tai yra šioje pusėje bus darbas, veikla, karjera, paprasti kasdieniai įvykiai. Taigi, aišku, viso puodelio mes dabar neišnagrinėsime labai detaliai, bet pagrindinius vaizdus ir pagrindinius aiškinimo principus mes aptarsime. Taigi, pirmiausia, vaizdinys, kuris krenta į akis, vėlgi asmeninio gyvenimo pusėje, taip, nes kavą žmogus gėrė dešinę ranką, vadinasi, dešinė pusė yra šita link jo. Taigi, dešinėje pusėje, ką mes matom? Pirmas didžiulis vaizdinys, ir į ką pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, tai visas šitas juodas paveikslas. Jeigu prisimenate, trečiojoje pamokoje mes kalbėjome apie juodus ir baltus simbolius, tai štai toks simbolis iš kavos tirščių yra vadinamas juodų simboliu. Taip. Ir kągi čia mes matom visą šitą juodą iš pirmo žvilgsnio neaišku tirščių darinį, o jeigu geriau įsivaizduotumėm, pamatytumėm, kad tai yra šuo. Kodėl šuo? Žiūrėkim dabar detaliai. Jeigu tai yra snukutis, taip, toliau eina šuniuko krūtinė, viena koja, kita kojytė, čia kūnas, taip, o čia visa šita galvos sritis su tokiu kuodu. Tai, kas šuniukui tupi ant nugaros, turės kitą reikšmę. Dabar pamėginkim pažiūrėti patį
patį šuniuko siluetą. Ir kągi mes matom? Mes matom, charakteringiausia dalis yra galva. Taip. Ką mes galime apie tai pasakyti, kad šuo, arba kitaip sakant, asmens, kuriam būriam draugas, šuo reiškia draugą, yra daug mąstantis, protingas, intelektualus žmogus. Kodėl? Todėl, kad galvos sritis yra labai didelė. Taip, reiškia, pas jį susikaupia daug minčių. O koksgi tas kuodas? Tas šuo kokios veislės, jeigu galima tai pasakyti? Greičiausia pudelis, taip? Nes su tokiu kuodu būna pudelė, net čia ne kuodas, čia visa šukuosena padaryta. Reiškia, šuo manieringas, draugas manieringas, turi pretenzijų į mąstymą, į filosofinį galbūt net mąstymą. Nes apie šitą draugą viską mes spręsim, koks yra tas šuns siluetas. Taigi draugas manieringas, į ką dar reikia atkreipti dėmesį, šuo išsižiojęs ar ne? Neišsižiojęs. Reiškia, snukutis sučiauptas, reiškia, šuo nesikandžioja, neloja, draugiškai nusiteikęs. Netgi, sakykime, taip truputėlį pakilęs nuo žemės, lyg pasistiebęs, lyg žiūrintis, stebintis aplinką, nusiteikęs draugiškai. Reiškia, draugas artimiausiu metu žmogų bus nusiteikęs draugiškai, galbūt bus su žmogum susijęs mintimis, protu, mąstymu. Jis daug galvos, o minčių charakteris toks truputėlį, kabutėse pavadinkim, kudlotas. Mintis kudlotos, įdomios, filosofinės. Taigi, kas čia šuniukui sėdi ant nugaros? Reiškia, kas aplinkui, tai bus tai su visa istorija susijusi su šituo draugu. Kas sėdi šuniukui ant nugaros, ką mes čia matom? Tai lyg kažkokia, bendrai paėmus, kažkokia sėdinti moteris, jeigu tai būtų moters galva, taip, jeigu tai moters kūnas ir moters kūno apatinė dalis. Reiškia, jinai joja šuniui ant nugaros, ne? Ką reiškia? Reiškia, kad šita situacija, visas susidūrimas su draugu asmeninėme gyvenime, dar turės ir susidūrimą su moterim, kuri norės šitam draugui užjoti ant nugaros. Ką reiškia užjoti, kabutėse? Reiškia, kad jinai greičiausia norės konfrontuoti su draugu, norės jį pažeminti arba, taip kabutėse tiesmukai sakant, užjoti jam ant nugaros, galbūt net nuteikti šį draugą, šuniuką. Juodas simbolis reiškia, tai ne jūs, o draugas, kitas asmuo, taip? Taigi, situacija gana aiški. Turėsite, jeigu tai būtumėt jūs, tai turėtumėt draugą šunį asmeniniam gyvenime, ne šioj pusiai, o jam ant nugaros iš jūsų dar aplinkos moteris norės tą šunį pažeminti arba išjoti jam ant nugaros. Ką mes dar galim pamatyti apie šitą moterį? Pažiūrėtumėm detaliau. Moters galva taip pat panaši į tarnaujančio šuniuko pozą, netgi letenytės taip truputėlį pratemptos į priekį, taip? Reiškia, moteris ne iš blogų paskatų, o iš draugiškų paskatų norės tą jūsų draugą pažeminti, iš draugiškų paskatų jums. Taip, ką mes dar turime čia? Aplinkui šunį, aplinkui šuniuką. Šuniukui iš nosies eina, kabutėse sako, eina, bet jis uosto lyg ir tokį mažą elniuką. Taip? Jeigu va čia, sakykime, būtų elniuko kūnas, o čia elniuko tokie maži ragiukai. Ką tai reiškia? Elnias su ragais reiškia, kad bus norima statyti ragus arba truputėlį susikivirčyt, susipykt, truputėlį pakelt pretenzijas. Bet ragai nėra dideli, reiškia, dėl šitos moters šuo norės iš burnos išleisti ragiukus, tai pakonfrontuoti su jumis,
truputėlį ką čia dar matom. Matom juodą gaidį. Truputėlį norės pasipuikuoti prieš jūs. Taip. O šis baltas simbolis kaip tik ir būsit jūs. Nes baltas simbolis reiškia mus pačius, kaip būriama, juodi simboliai reiškia kitus žmonės arba susijusi situacija su kitais žmonėmis. Reiškia, kad jūs irgi būsit draugiškai nusiteikę savo draugų atžvilgių ir į šitos visus iš burnos ir nosies beleidžiamus vaizdus nelabai kreipsit dėmesio, nes jūs nusisukę visiškai į kitą pusę. Taigi, kaip dabar mes visą šitą vaizdinį galėtumėm sujungti į vieną vientisą istoriją. Nes visada būrint reikia žiūrėti vientisą istoriją. Taigi, vėlgi pradėkime nuo pradžio, analizuojam. Šita pusė jūsų asmeninio gyvenimo pusė, taip. Juodas šuns ženklas su manieringa šukuosena reikš, kad jūsų gyvenime bus susidursite artimų metu, nes tai yra beveik ant puodelio krašto esantis vaizdinys, susidursite su gerai jūsų atžvilgiu nusiteikusiu draugu, kuris turės labai kabutėse kudlotas mintis, tai reiškia daug mąstys, filosofiškai nusiteikęs žmogus, mąstantis, įdomiai mąstantis, kuris norės jūsų atžvilgiu pakelti rankelius, taip, pasipuikuoti, o jį norės nusodinti, irgi kabutėse sakant, draugiškai jūsų atžvilgiu nusiteikus moteris. Reiškia, jūsų asmeniniam gyvenime yra svarbiausi šiuo atveju du žmonės, kurie tarpusavį šiek tiek konfrontuoja. Bet jum asmeniškai tai neatneš nieko blogo, nieko labai gero, tiesiog jūs į tai nelabai kreipsite dėmesį. Taip, jums tai nebus labai svarbu. Žiūrime toliau. Kartais taip nutinka, kad vienas simbolis persipina su kitais simboliais. Ir šiuo atveju mes matom dar vieną vaizdinį, taip pat ant puodelio krašto, kuris turi įvykti artimiausiomis dienomis. Tai va tokios 3 figūros. Vėlgi matom tą patį šuniuką, kuris anksčiau matytam vaizde buvo moters galva. Toliau matom dar vieną mažą šuniuką ir trečią šuniuką. Reiškia, susitikimas su 2 draugais, 3 draugų kompanija, kurioje vienas draugas, nes vienas šuniukas yra nusisukęs į vieną pusę, o 2 bendrauja. Taigi susitiks draugų kompanija, kurioje 2 žmonės sudarys tarsi vieną draugų ratą bendraujantį, vat vienas šuniukas, kitas šuniukas, jie bendrauja tarpusavį, galvytę susukę į vieną pusę, o kitas šuniukas lyg nusisukęs, tai reiškia draugų kompanija, 2 bendraujantys žmonės ir vienas tarsi šalia, tarsi trečias nereikalingas. Ką dar galima pasakyti apie šią situaciją? Matom, kad vieno šuniuko ausytės ir vienas šuniukas labiau panašus į zuikutį. Ką reiškia zuikutis? Zuikutis reiškia baimę. Reiškia, vienas draugas, tas iš bendraujančių 2 kompanijos šiek tiek prisibijo, štai taip sėdinčio, tarsi kažką pasakojančio, kažką dėstančio žmogaus. Bendra visa šita atmosfera pakankamai bus šilta ir gera, nes štai čia matome jau baltą meškutį. Čia vat rankytę traukti, matytųsi geriau. Jeigu čia vat mes matom meškučio galvytę, tarsi vat nosytę, akytę, taip, 2 taškučiai nosis, jau čia akis, didelė galva, rankytė, kita rankytė ir 2 kojytės. Reiškia bendra atmosfera, tvirta, gera, šilta, netgi globėjiška. Meškutis reiškia globėjiška atmosfera, tvirta valia, šilta energetika. Ir meškutis yra baltas, reiškia jūs šitoje situacijoje jausitės gerai, nes baltas simbolis reiškia mūsų pačius. Reiškia, visa šita energetika šitoje kompanijoje žmonių bus šilta, globėjiška, gerai nuteikianti. Taip.
Tai čia, sakykime, asmeniniam gyvenime pas žmogų būtų tokia situacija iš viso šito paveikslėlio. Aišku, dar galima bandyti žiūrėti kokias nors mažas detalės, bet dabar tai nesigilinkime, einam toliau, kas pas mus podelyje aiškiausia, nes pirmiausia reikia išsiaiškinti tai, ką mes ryškiausiai ir geriausiai matome. Taip, ką mes čia turim? Turime štai, ką jau darbiniai pusiai, nes podelį pylėme mes taip, gal tai yra nuo mūsų išpiltoji pusė. Darbinėje pusėje mes matome, kad darbuose mes elgsimės kaip kupranugariai. Tai jeigu čia būtų kupranugario galva, taip, čia būtų kūnas kupranugario ir štai čia kupra. Ką reiškia kupranugaris? Kupranugaris eina lėtai per dykumą, nepailsdamas, tolimos kelionės kabutėse šiuo atveju, tai reikštų, kad jūs ilgai ir nuosekliai sieksite vieno tikslo, kurį būtinai pasieksite. Nes kupranugaris kavoje tai yra kaip ir arklio giminė, nors biologiškai tai nebūtų labai teisinga, bet tai yra kaip ir arklio giminė, o arklys visada neša sėkmę. Todėl ir kupranugaris reiškia sėkmingą, ilgą tikslo siekimą darbinėje sferoje šiuo atveju, todėl kad tai yra nuo mūsų išpiltoji pusė. Ką dar mes galime pasakyti, ką dar mes čia matome? Matome štai, ką toks intriguojantis vaizdas, nes tai yra kiaulaitė. Taip, jeigu čia būtų kiaulės šnipas, čia būtų kūnas ir dvi kojytės. Kiaulaitė, ką reiškia kiaulė? Kiaulė reiškia kiaulystę. Labai tiesmukai ir be jokių alegorijų ar metaforų, kiaulė yra kiaulystė, kiaulė yra balta, reiškia jūs padarysite kiaulystę darbo sferoje tam, kad pasiekt savo tikslus darbinius. Bet vėlgi žiūrim, kokia ta kiaulė, koks apgavystės arba kiaulystės charakteris. Ant kiaulės nugaros sėdi vėlgi šuniukas. Taip, mes matome, va čia uodegytė maža, balta, šuniuko kūnelis, šuniuko galvytė ir dar toks taškelis viršų. Ką tai reiškia? Kad kiaulystė padaroma iš draugiškų paskatų, nes kiaulė draugiškai galvoja. Kodėl draugiškai galvoja? Todėl, kad šuniukas sėdi ant galvos kiaulė. Todėl, kad draugiškai galvoja ir netgi tokia maža, kaip aureolė, tas mažas taškelis baltas, taip. Tai reiškia, darbe jūs padarysite kiaulystę iš draugiškų arba netgi šventų paskatų tam, kad pasiektumėt savo ilgai siekiamus tikslus. Ką dar mes matome čia? Dar matome čia labai aišku vaizdą. Ir šiuo atveju norėčiau jums parodyti, kaip atrodo raidės kavoje, kavos podelyje. Tai labai akivaizdi raidė L. Ką reiškia raidė L? Tai reiškia, kad darbo sferoje, nes toje pusėje pylėme nuo savęs kavą, darbo sferoje bus žmogus, kurio vardas ar pavardė prasidės L raidė, dar gali būti kartais ir pravardė, bet raidės dažniausiai rodo vardus arba pavardės, arba pravardės, jeigu taip žmogų dažniausiai vadina. Šiuo atveju aš nežinau asmenį tokį iš L raidės, pavardė iš L raidės, darbo sferoje. Žiūrime, kas šalia tos L raidės matosi. Šalia L raidės matosi labai graži gėlė, galima sakyti rožė. Žiūrėkit, čia būtų kotelis, lapelių šonus ir pats rožės žiedelis. Į rožę juoda, vadinasi, jums bus padarytas malonumas. Kas padarys malonumą? Žmogus iš L raidės. Kokia ta gėlė? Gėlė labai moteriškos figūros. Jeigu žiūrėtumėm vėlgi, galva rožės didelė, taip, tada eitų krūtinė ir gana plonos, laibos, gražios kojos. Reiškia, figūra moters greičiausia bus liesa arba liekna. Moteris daug galvojanti, intelektuali, nes galva šiuo atveju pas ją didelė. Nors tiesą
pasakius, ne visada didelė galva reiškia gyvenime didelį protą, bet šiuo atveju kavoje būtent tokios metaforos matomos. Ką dar mes galime įžvelgti šioje situacijoje? Taip, bet žiūrėkite, dar viena moters figūra. Moters figūra. Tai jau kitas darbo projektas. Šioje pusėje ilga, graži, sakykime, netgi femme fatale moteris, galva, kūnas ir ilga, graži, čechoviška tokia suknelė, netgi su turniūru. Tai reiškia iškeltas sėdmenų dalimi. Ir moters plaukai, netgi tokie ilgi, ilgos kasos, nusitiesę, gražus. Taigi, ką mes galime iš čia pasakyti, kad darbe taip pat bus sutikta moteris su tokiais ilgais plaukais. Šiuo atveju plaukai gali reikšti tiek fiziologinė ypatybė, kad moteris arba sutiktas žmogus tikrai turės ilgus plaukus, arba jo mintis yra ilgai ir toli siekiančios. Jos ilgos, garbanotos, vešlios moteris su fantazija. Labai moteriška, nes figūra pati moteriška, netgi tokia, sakykime, teatrališka. Taip. Ką matom šalia? Šalia matome dar vieną šuniuką. Moteris vedasi tą šuniuką, taip, už rankos čia ranka moters tokia ir jinai vedasi tą šunį. Ką reiškia, kad darbe jūs susidursite su dar dviem žmonėm. Čia bus viena situacija su L raide, taip, kupranugaris eis atskirai su kiaule, o štai čia dar yra moteris su šuniuku. Reiškia, trečia darbinė situacija, kurioje mes sutiksim moterį, jos atsivedama į darbo kompaniją draugą, kuris didelėm ausim. Ką reiškia didelės ausis? Jis labai klausys jūsų pasakojamos informacijos, jūsų pasakojimo, jūsų nurodymų, jūsų skiriamų užduočių. Didelės ausis. Iš tikrųjų, kiekvieną vaizdinį stebint būtina pasižiūrėti į charakteristiką to vaizdinio. Jeigu mes čia kalbėjom, kad šuo manieringas, nes jo garbanos didelis, kuodas didelis, taip, tai šiuo atveju koks yra šuniukas? Yra su didelėm ausim, reiškia, jis labai klauso. Jeigu moters atžvilgiu, kokia moteris? Irgi manieringa, graži, sakykime, netgi femme fatale moteris, taip, su ilgais plaukais arba ilgomis vešliomis mintimis. Šios situacijos, viena tiek čia, šitas kupranugaris, tiek moteris su šuniuku, tai yra ilgos perspektyvos, nes vaizdinys yra praktiškai ant kavos puodelio ir tik be pradedantis vykti. Tai reiškia, kad sumanymas šitas darbinis tik pradeda įsibėgėti. O šiuo atveju raidė L su gėlyte jau yra pakeliui į gyvenimą, nes kuo arčiau puodelio krašto, tuo įvykiai greičiau įvyksta. Taip. Ką dar mes matome puodelėje? Galima galbūt pasigilinti dar į smulkmenas, jeigu norime išpešti daugiau informacijos. Dar galima pasakyti, kad darbo sferoje viskas dėliosis labai šviesiai, sklandžiai ir gerai, nes mes matome tokį kaip ir gulinti arklį. Jeigu tai būtų arklio snukutis, juoda akytė, didelė galva su tokiais vešliais karčiais, čia arklio kūnas. Arklys kol kas guli. Reiškia, jūsų laukia sėkmė, jūs esat pats kaip, nes figūra yra balta, jūs pats esat kaip arklys, šiuo atveju žmogus geras puodelį, yra kaip pats savo laimės nešėjas, bet darbinės laimės, bet kol kas arklys guli, reiškia projektai ir darbiniai sumanymai kol kas guli, kol kas labai aktyviai nejuda, bet yra sugarantuotai geromis perspektyvomis.
nes arklys kažkada atsistos ir atneš laimę bei sėkmę darbuose. Tai dar kartą patvirtina ir tai, kad kupranugaris eis labai lėtai, lygiai eitų labai į tolimą kelionę, vardan savo tikslų link. Ką dar galima pamatyti? Dar galima pamatyti pelėdą. Tai reiškia, kad žmogaus darbai reikalauja didelio mąstymo, didelio susikaupimo ir protinio darbo. Pelėda štai, jeigu viena akis, kita akis, dvi ausis, lyg ir snapas ir kūnas po to einantis. Čia tokia balta pelėda. Balta pelėda, kadangi jinai balta, tai pasakoju, kad žmogus protingas, išmintingas, daug mąstantis, daug su savim dirbantis. Pelėda filosofijos simbolis jau nuo senovės antikos ir Romos laikų. Tai va, štai tokie patys primityviausi ir paprasčiausi, nesudėtingi kavos aiškinimo principai. Aišku, mes aptarėme tik štai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaizdus. Tokių vaizdų kavos puodelyje yra begalės, juos reikia atidžiai visus išnagrinėti. Kuo daugiau vaizdų mes išnagrinėsim, tuo smulkesnį ir detalesnį informaciją mes gausim. Čia dar vat ir čia vienas vaizdinis, tai 8 vaizdiniai. O, dabar pastebėjau, galim dar ir tai aptarti. Tai yra žmogus einantis ir šalia vėžlys, tai jau asmeninio gyvenimo sfera. Taip, kad vienas iš partnerių asmeniniam gyvenime lyg ir pirmauja, lyg lyderiauja, veda santykius, o šalia kitas šiek tiek panašėja į vėžlį. Truputėlį stabdo, tikrina, pasitikrina santykius, kaip jie eina, kur link jie veda, kaip jie nuves, kur jie nuves. Kadangi šalia meškutis baltas, tai šie santykiai reikalaus vidinės stiprybės, vidinio harmoningo augimo. Taigi pagrindiniai principai, į ką vis dėlto vėlgi reikia atkreipti būrant iš kavos tirščių. Pirmiausia, pasižiūrim, kaip pamatom simbolį, koks jis juodas, baltas. Jeigu juodas, tai kava pasakos apie šalia mūsų esančių žmonės. Jeigu simbolis baltas, kaip šiuo atveju gulintis arklys, taip, kurį mes apkalbėjom, arba balta kiaulaitė, vadinasi, kava rodo mus pačius ir su mumis susijusi ateitį, tai ką mes patys darysim. O juodi simboliai rodo tai, ką mums padarys kiti žmonės, kokių veiksmų iš jų laukti. Kai mes apžvelgiam pagrindinius vaizdus kavos puodelyje, reikia atverti širdį. Kaip atverti širdį mes jau žiūrėjom ir mokėmės antroje video pamokoje, kai kalbėjom apie sritis kavos puodelyje ir kurias reikia būtinai pažiūrėti. Taigi šį kartą bandom atverti širdį asmeniniai gyvenimo pusėje. Taip, ir kągi mes čia matom. Taip, mes matom tokį mažą, juodą, tai aiškiau matytus reikia galbūt pakreipti, mažą juodą namelį, šlaitinių stogų, netgi galim sakyti kalnų trobelę, su 3 langeliais. Reiškia, ant širdyje asmeniniai santykiai bus darnus, gražus kaip kalnų trobelė. Kol kas nieko blogo šio kavos puodelio negalima pasakyti, vien tik gražios, geros situacijos. Na, gal šita šiek tiek nemaloni, kur moteris norės išjoti ant draugo nugaros, bet iš esmės paėmus viskas puodelyje gražu, švaru ir nuoseklu. Taigi, šiandien tokia būrimo kavos tirščiais pamoka, kurioje mes pabandėm išnagrinėti pagrindinius vaizdus
susidarančius kavos puodelyje ir pamėginome suprasti pagrindinius kavos puodelio nagrinėjimo principus. Tikiuosi, kad šios 4 video pamokos jums suteikia naudos pažįstant kavą, o nuo šiandien kiekvieną trečiadienį mes bandysime jums pristatyti būrimą kortomis ir pradėsime nuo paprastų kortų. Taigi kitą trečiadienį susitiksime būrimo paprastomis žaidimo kortomis pirmojoje pamokoje. Dėkui už dėmesį ir jūs esate visada laukiami svetainėje www.kartomantija.lt ir mūsų diskusijų forume adresu www.forumas.kartomantija.lt. Iki susitikimų.